Šiame epizode su šitais dviem pagalbininkais aš statysiu supynės! Fantastika! Slow motion. Aš pačiai. Na ką, šiandienos projektas pakankamai paprastas. Kartu su mažaisiais pagalbininkais kieme statysime supynės. Aš nekantrauju, jie nekantrauja, varom į senukus, susirinksim svarbiausias medžiagas. Bet iš tikrųjų neturiu plano, einam apsižiūrėsim ir suprasim, ko mums gali reikėti. Ai, va, žiūrėk. Nu tai čia viską ir turim. Kaip čia veikia? Šiaip turiu įtarimą, kad du bernai, jeigu turės vienas supynės, tai nepasidalins jomis. Dėl to planas yra toksai. Manau, kad mums pavyks. Jeigu aš daryčiau, tai aš vis tiek va tokias daryčiau. Tai dabar varom į dažų skyrių, susirasim, kaip apsaugoti mūsų medžiagas. Tada, mes jau čia. S-E-U-K. Ar paraudonavau? Tikriausiai. Vandens pagrindo vaikam nekenkiantys. Slow motion. Tam nereikia slow motion filmuoti, aš slow motion einu. Aš šitą paėmiau vieną, bet mums reikėtų jų dar 7. Žinai, ką pasimsim šiandien, aš visą laiką per visus epizodus apie tai kalbu. Mums reikia turėti ir grąžtą, ir suktuką. O šitas komplektas, ane, žalia kaina ir va. Vartai! Man atrodo, aš šiandien turėsiu pagalbininkus. Dar vienas. Aš pačiai laimėjau. Ne, aš pirmas. Taigi, apie ką mes čia plepėjom? Mūsų tikslas yra impregnuoti mūsų supynės. Tai reiškia, visi šitie mūsų brusai, kurie yra labai gražiai padažyti vaikų, toks ir tikslas buvo. Vaikam leisti patiems nusidažyti supynės, kaip jie nori. Tai pirminis darbas kaip ir padarytas, dabar aš sakyčiau, mums ką reikia padaryti, tai... Ei, vyruti, viskas gerai? Šiaip labai sunku susikaupt dirbti. Šiandien bent jau pasidarom, ką pasidarom, impregnuojam. Taip, ruošiamės dažymui. Padėk išvynioti. Nešam. Gerai, nešk čia teptuką. Ir tepam. Tepam. Wow! Water based, važiuojam. Wow! Na kaip, ar patiko? Taip. Dabar aš jau galiu pabaigti. Mes vakar beje labai fainai pabaigėm dažyti tuos tašus. Nežinau, ar pastebėjot, bet žolė užaugo. Oi. Reikėtų gal nupjaut. Šiandien mes unboxinam naują Gründer elektrinę žoliapjovę. Tai čia nepanašu, kad ją reikės sudėdinėti. Viskas jau yra padaryta. Reikia jo tik tai unboxint. 2 galingi akumuliatoriai. Klakt. Kažkoks čia carbon steel. Tai yra smart baterijų pakrovėjas dvigubas. OMG. Paspaudė, laikai, patraukė. Eno. Ajo, pjaunu žolę. Nesigirdi? Ne? Na, okei. Nu jo, jinai nėra labai garsi žoliapjovė. Okei. Perinam į kitą mūsų darbų etapą, o šis etapas yra padarysim viršutinę siją, prie kurios tvirtinsis sūpuoklės ir tarzankę ir mes ją padarysim dvigubą, tam, kad jinai tikrai viską atlaikytų labai gerai, suspausti viską kartu, pragręžti skyles ir susukti varžtus, kuriuos įsigijome senukose. Toks nebuvo planas, bet žinosim, kad taip nebedaryti. Kągi mes čia turim. Ir pagaliau, kaip ir kalbėjau, aš labai norėjau turėti 2 atskirus įrankius. Gręžiu, suku. Vienas čia, kitas čia. Vum, judam. Mums čia trūksta kažko. Jo, kaip ir sakėm, mes vėl esam senukose.
pamiršom dalykų, su kuriais sukti reikėtų viską. Gerai, tai kur mes čia baigiam? Haha! Voila! Baby! Opa, tai čia turim uždėję varžtą, poveržlę. Dedam čia dar vieną poveržlę, ir tada dedam čia šitą ir užsukam biškė, taip padarom. Ir aš tada, žinai. Voila! Įdomiausia, kad jūs galite netgi nusipirkti tų graštelių, kurie irgi yra va tokie va. Ir tu realiai su šituo dalyku galėsi ir gręžti, ir sukti, bet aš to daryti nerekomenduoju. Aš rekomenduoju nusipirkti rinkinį ir turėti 2 supinės. Supinės. Variantas, ne? Šiaip yra labai geras senų meistrų būdas. Jeigu tu nežinai tikslių išmatavimų, tu visą laiką gali pasiimti praeitų metų svogūnų kibirą ir suskaičiuoji, kiek tam kibire yra svogūnų. 2, 4, 32, 43 svogūnai. Gerai, gavosi 43 svogūnai, tai reiškia labai aišku. Nuo viršaus 43 cm ir gręžiam skylę. Važiuojam. Tai va čia, bet reikia per vidurį tiesiai ją daryti. O. Pagal mūsų svogūninius skaičiavimus, čia reikia gręžti skylę. Karate! Ir dabar yra menas. Voila! Oi, tikrai žemiau reiks daryti, nes nepasiekiu uždėti. Nu ir gerai, aš paprašysiu ChatGPT, kad man paskaičiuotų, koks turi būti supynių aukštis. Pagal Pitagoro teoremą. Labas, man reikia pagal Pitagoro teoremą paskaičiuotum trūkstamą kraštinę. Įžambinė yra 93, o statinis yra 210. Tavo pateikti duomenys atrodo klaidingi, nes įžambinė turi būti ilgesnė už bet kurį statinį. Ai, teisingai, atsiprašau, taip. Tai aš žinau 2 statinius. Vienas statinis yra 210, kitas 93, paskaičiuok įžambinę. Paskaičiuokime. Paskaičiuokime, kad C plus 20 stat plus 2020 sadar įdėlgi. Taigi, įžambinė yra apie 2,22 vienetų ilgio. Aišku, ačiū. O tu girdėjai, ką jinai sakė? Labai aišku viskas. Senai tave mačiau, bičiuli. 2,24 centimetrai. Labas! Ką prisuksiu varžtu tiesiog? Davai. O, jėtus. O, kaip lengvai suėjo. Čia ne visai tai, bet ateina audra, mes nebeturim laiko žaidimam, mes dirbam rimtai dabar. O, bravo! Viskas, nupjausim dabar! O, lololo! Lygu! Pa-pa-pam, pam-param. O tu galvoji, Eifelį ne taip pastatė? O, pa-pa! Okay. Huh? Sveikas, Lukai, gal gali padėti? Fantastika. Dabar mums reikėtų, kad įgultų. Gerai. Tai yra, kad šitas būtų va taip. Va taip. Tai taip, kad tai įvyktų, man reikia įpjauti arba šitą viršutinį pagalį, arba įpjauti apatinius pagalius. Ir kai įleisim jį čia, tai turėtų tilpti. Taip ir yra. Tai mūsų paskaičiavimai yra tokie, kad saugos zona aplink supynės ir virvę arba virvės disko krašto turėtų būti 30 cm. Kažkur internete pasižiūrėjom, tai taip ir darysim. Kaip viskas tvirtinti. Fantastika! Sulaukiam pagalbos. Tai manau, kad pabaigsim iki saulėlydžio. Ar smagu turėti savo supynės?
Taip! Man irgi labai patiko daryti supynės ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko padaryti supynės. Darbai baigti. Šiame projekte panaudojom beveik visus turimus Gründer įrankius ir suktuką, ir griežtuką, ir plaktuką, ir pjautuką, ir visą ką. Dėkui, kad žiūrėjot. Susitiksim kitose epizoduose.